Mm. Nu, man reikia, kad tu pati atsirištum, kad ne aš tau pasakyčiau, bet tu pati atsirištum visą tai. Gerai, bandau ją gelbėti. Kodėl? Kodėl? Tu užklausk savęs, kodėl tu taip intensyviai tenai įlindai? Kodėl? Paklausk savęs, kodėl aš noriu ją gelbėti? Todėl, kad noriu būti gera, jai padėti ar... Būtent noriu būti gera. Mhm. Tai vis tiek remiasi ne apie ją, o į tave. Turi tai pamatyti. Noriu būti gera, noriu būti matoma, nes aš jaučiuosi gyvenime nepilnavertiška. Tai yra apie tave. Tau sesė, tau tik tai nors parodo tavo, kame yra tavo mintis. Nu, ta prasme, ne kame yra mintis, o kokioms mintims esi atidavusi dėmesį. Kokiose mintise gyveni. Nepilnavertiškumo. Aš nesakau, kad sesiai nepadėti ar dar kažkaip tai. Kiek nu, vat reikės, tiek padėsis, bet kodėl tu taip sunkiai jautiesi, čia klausimas. Čia empatiškumas ne prie ko. Bet taip suprantu, tas jausmas, kad atrodo, aš jaučiu, kaip jai ten bus blogai. Taip, nes čia... Tu iš tikrųjų nežinai kaip jai, bet tu kuri apie save, suprask tu tai. Tai yra apie tave, gręžkis į save. Sukis į save. Užduok savo klausimą. Gerai, kodėl aš noriu padėti? Nes noriu būti gera. Kodėl aš noriu būti gera? Nu, nes noriu tikriausiai, kaip čia pasakyti. Kodėl tu nori būti gera? Pilnavertiškumą, nu. Būtent, jautiesi nepilnavertiška. Ir va tas sesus lyg gelbėtojos tave, lyg va dabar tai aš galėsiu gyvenime kažką naudingo padaryti. Tu antiek save nustūmus į kampą, antiek save pelytę ten kamputyje laikai, kad va lyg dabar šitas su sesė susijusi situacija, va dabar tai aš jau galiu išsireikšti. Bet tu darai ne dėl to, kad tau sesės gaila, tau gaila savęs. Nes jautiesi nepilnavertiška. Už tai tau taip ir sunku. Nes kai mes padedam žmogui tiesiog, nu vat, nesvarbu ar tai sesė, ar dar kažką, bet jeigu tavo savivertė yra aukšta, nu tu padedi, bet tau, nu ta prasme, tavęs nekabina tai. Tu tiesiog darai, kas darosi ir tau, nu, viskas. Bet tu pati ką tik įvardinai, kad tau labai daug energijos tai suėda ir tu jautiesi labai blogai. Bet šitas, tu jautiesi blogai. Ar žinai, kame tu jautiesi blogai? Pabandyk pamatyti. Nu, aš todėl, kad bijau, kad neatsitiktų blogiausias variantas, supranti? Kad jai neatsitiktų blogiausias variantas. Nu, o tugi nežinai, kaip bus. Nežinau, tu štai ir bijau. Tai tu bijai savęs. Tu bijai savęs. Čia ne apie sesę eina kalba. Tavo sesė tik aktyvuoja, tik parodo, kodėl taip. Vat šita situacija su tavo sesė tau labai, nu, vat, atneša tiesiog ant padėkliuko. Pasižiūrėk. Gelbėju, nes noriu būti reikalinga. O be gelbėjimo, pagalbos kitam, kas tu tada niekas? Kas tu tada be to gerumo? Galima pasakyti, kas tu be to gerumo esi?
Mes niekur neskubam. Mes turim laiką ir Žmogus, kas aš esu, nu. šūdinai čia įvardinai šis žmogus. Kas tu esi be gerumo? Aš taip biškį drąsiau, taip stipriau kalbu, spaudžiu, bet man aš jaučiu, kad turiu tave paspaust, nes kitaip tu vėl išslysi, vėl protas kur nors tave nuneš ir kas tu be to gerumo, be tos gelbėtojas, kas tu tada esi? Jeigu tu nebūsi gelbėtoja, jeigu tu nebūsi gera, kas tu tada šitam gyvenime? Nežinau, ką atsakyti, palauk, nu kas aš esu, nu. Nu, Nu, tai esu. Nu, tai esu. žiauriai prastai, žiauriai prastai. Kas aš esu. Nu gerai, o paklausiau, kas tu tada esi, jeigu tu esi gera ir gelbėtoja? Taip paklausiu. Kas tu tada esi, kai tu esi labai gera ir tu esi gelbėtoja? Tai labai fainas. Nu, Vaunate, ar dabar labai pamatyk taip. Jeigu esu gelbėtoja, jeigu esu gera, tada aš kažko verta gyvenime, ne, aš tada faina. Bet jeigu aš tokia nesu, reiškia, aš taip save suspardžiau kojomis, kad aš be šito gelbėtojos rolės, gerumo rolės, aš tada niekas gyvenime. Dėl to aš tau ir sakau, kad šita situacija tavyje visiška tauka, tas savęs nepilnavertiškumas, tu save taip paminiai, taip nukišai į kampą, kad va eisiu, gelbėsiu, ane? Ten sesę ar dar kažką apsimsiu, nuimsiu nuo jos ten reikalų, skaitysiu ten jos ligos istorijos ir visa kita, kad kažkokia būt naudinga, kad kažkokia būt matoma, kad kažkokia, kas be viso to, ar tu gali save pajausti, kas be viso to tu esi iš tikrųjų. Kodėl tu negali pasakyti, kad kai aš tau uždaviau klausimą, kad žiūrėk, be vat, gerumo ir gelbėtos rolės, kas tu, tada klausiu, tu žmogus, onutė, o kodėl tu nesakai, blemba, aš tokia faina esu, aš tiesiog esu, aš esu moteris, aš, nu, tiesiog aš fantastiška, aš gera, aš ten tokia visokia, nu, tiesiog. Bet to nėra. Aš tiesiog žmogus, aš net nežinau, kas aš. Be rolės aš nežinau, kas aš. Ar tu gali tai pamatyti? Kad kažkuo būt, tiesiog mėgautis, tiesiog reikalinga kažkokia rolė. Rolė mamos, rolė profesijos, rolė gelbėtojos, rolė gerumo, švelnumo. Visa tai yra rolės, jas reikalingos protui, ego. O kas be viso to, viskas, niekas? Aš dieviškumas, aš šviesa, aš meilė. Neišdrįsai tai pasakyti. Nes antiek pripratus gyventi rolėse, antiek save paminiai, kad lyg jeigu aš būsiu tokia, tada aš būsiu kažko verta šitam gyvenime. Paklausk savęs dabar savo kūno, ar tikrai mano kūnas nori eiti ir apsikrauti visais šitais sesers dalykais? Paklausk nuoširdžiai. tai nenori, bet... Tai stop, neįsibėgėk, stop. Gal nenori, tai už tai tau ir sunku, nes tu save apgaudiniai, tu savo meluoji. Ir labai stipriai meluoji. Tu pasigavai rolę, tau vat šita situacija, kaip ir sakau, su sesė, tai yra tau didžiausia dovana ant tau padėklo.
kad pagaliau atsigręžti save, kad pagaliau pajusti save. Jeigu, ar tavo sesė prašė pagalbos, va taip, ponutė, prisimk už mane visą atsakomybę, už mano ligą, už mano kalbėk su daktarais ir visko kito, ar sakė taip, ar prašė tavęs? Neprašė. Šūkdamali. Neprašė. Ne, neprašė, sakau. Na tai va. Nebent jau man reiks būti donoru, jeigu mano ten kraujas tiks, vienu žodžiu. Nu ir viskas, ties šituo nukirti. Viskas. Tau šitą situaciją atnešė pradėti pagaliau mylėti save, gręžtis į save. Kodėl aš tokia vargšė, kodėl aš tokia auka, eisiu gelbėsiu, manęs nieks neprašė. Kūnas mano net nenori to daryti, kūnas nenori net to daryti. Bet aš protas sukūrė rolę, geradarės, rolę, iliuziją reiškia sukūrė, nes su šita rolė aš būsiu kažko verta. Ir paskui, o kodėl aš čia va taip jaučiuosi, gal aš empatiška, aš jautriai, aš tokia šūdmalystė čia. Savęs apgaudinėjimas ir bėgimas, nenoras pasižiūrėti tiesą. Jeigu kūnas nenori, aš nepadedu. Jeigu reikės manęs kaip donorės, okei, aš čia, aš pasiruošusi, tai viskas. Atsigręžk į save. Labai prašau. Na. Aš galvoju, kad jei aš čia labai nepergyvensiu, tai kaip čia bus dabar, kad aš nepergyvensiu. Būtent šaunuolė. Pamatai, kaip žaidžia protas. Jeigu aš nepergyvensiu, reiškia, aš būsiu bloga. Ar tu matai, kokia tai iliuzija? Ir tada patikėsi, jeigu aš ne... Bet tavo kūnas nepergyvena, supranti? Tavo kūnas tau nemeluoja. Tavo kūnas tau nemeluoja, ar tu gali pajausti. Bet iš kur aš įsileidžiu tokį į save jausmą, kad aš atrodo ir drebulį jaučiu ir kažkokį tai negerumą tada, kai pradedu galvoti. Nes aš tau paaiškinu, tu apgaudinėjai save. Kūnas neatlaiko to melo, jis tau rodo. Supranti? Per tas visus virpulius, vibracijas sako, pasižiūrėk. Atkreipki mane dėmesį, ne dėl to, kad tu dėl sesės ten kažką sugėrei. Tau kūnas tiesiog rodo simptomus, pasižiūrėk, atkreipk dėmesį į mane, ne į sesę, į mane. Aš tiesą sakau, aš išmintį rodau tau, aš tau ramybę rodau. Kūnas tavo. Labai sunku pripažinti, kad tau nerūpi, kad ta prasme, kad aš nenoriu veltis į visą tai. Nes ašgi tada bloga būsiu. O ką, baisu būti blogai? Negalvojau, kad čia taip apsisuks viskas. Galvoju, įsitrauksiu į tave ir guosiu, tave ir glostysiu, kokia tu čia empatiška esi ir fainulka. Nes kažkaip. Aha, biškė pirčiau viską aukštyn kojom. Aš galvoju, kad nekreipti dėmesio į tas mintis, ar kaip čia pasakyti, jos plaukia, praplaukia ten, vis tiek mintis ateina, vis tiek jinai ateina, ta mintis, kaip ten kas bus, bet jinai neužsikabina. Dėl to mintis yra mintis, dėl to tau kūnas ir siunčia signalus, pažiūrėk į mane, ne ten skraidyk, atkreipk dėmesį į mane, aš tau siunčiu simptomus. Man nepatinka tas melas, kuriuo tu tiki, ten skraidai iliuzijose. Aš tau rodau simptomus. Tu jauti tą negerumą, tą virpulį, tą spaudimą ir visą kitą, nes kūnas sako, gana, lipk iš ten. Lipk iš to melo, aš tau rodau simptomus, ko tu ten žvejoji ir po iliuzijas lakstai.
Pažiūrėk čia, duok dėmesio čia, meilės. Čia tu nesi bloga, jeigu nenori padėti. Jeigu nenori, ta prasme, ne tai, kad nepadėt, o nenori veltis į visą tai. Manęs net niekas neprašė, bet vat pagavo, atėjo mintis, protas, aha, pažaisiu. Už tai kūnas mum ir visą laiką rodo simptomus, jisai sako, stop, kur? Kur įsivarėjai, stabdyk arklis, aš tai čia. Pažiūrėk, ką aš tau sakau, ką aš tau rodau. Aš tokia, aš perėmiau, aš geradarė, aš fainulka. Aišku, kad tu faina, bet nu nemeluok savo. Normalu ir absoliučiai normalu, visi vaidina tos geradarius, visi turi tas rolės, nes jeigu be šito geradarystės rolės, tai reiškia šūdas, aš blogas. Bet tai tada, kaip pasakyti, neegzistuoja toks dalykas kaip pergyvenimas dėl artimųjų, ar kaip supras? Čia yra iliuzija. Paklaus, kas pergyvena, kas tas pergyvena, kas tas, kuris pergyvena. Pergyvena tas, kuris turi teisėjo rolę. Nes aš geriau žinau už Dievą, aš geriau žinau. Aš žiūrėkite mane, visi aš pergyvenu. Kūnas tavo tai nepergyvena. Dėl to kūnas ir siunčia šitos signalus, kad parodyt, palauk, stop. Kur įsivėliai? Tai ir sakau, auka, protas labai mėgsta pabūti auka. Pažiūrėkit, koks aš geras. Aš pergyvenu, nes aš pergyvenu, pažiūrėkite mane, aš va čia, aš pergyvenu. Jam svarbiau pergyventi, negu tas sergantis žmogus. Tu pamatyk tai. Nes aš tai suvokiu, kad aš savo pergyvenimą tai nepadėsiu, nei jai, nei... Tai taip, tai ir yra iliuzija, supranti? Jis nori būti matomas, pažiūrėkite mane, aš pergyvenu. Kas aš būsiu be pergyvenimo? Kas aš būsiu be rolės? Kas aš būsiu be viso šito melo? Plech, atpažintas, pizdiec, neįdomu tada žaist. Na, čia, žinai, iš anksčiau ateina, kad kaip tu gali būti toks beširdis, ar ne? Kaip tu gali būti ten nepergyvent dėl kažko, tai yra blogai, nu, žinai, čia kaip akmuo be širdies, čia vienu žodžiu, nu, jau tai buvo suformuota, kad tai yra blogai būti tokiam akmeniui ir nieko nepergyventi, supranti. Čia yra melas, kad tu esi akmuo, nejautrus ir kad tu esi blogas, čia yra absoliutus melas. Absoliutus melas. Kai kūnas, suprask, kai kūnas padeda žmogui, ane, ta prasme kitam, tai vyksta tiesiog savaime, be teisimo, be noro. Kūnas nenori, kad tam kūnui, taptų geriau, dar kažkaip. Tai kūnas daro savo darbą, jis ateina, padeda, atneša kažką tai, ne? Viskas. Bet yra tas aš darau, aš stengiuosi, aš pergyvenu. Aš čia noriu padėti. Leis kūnui daryti savo darbą, viskas, be jokių analizių, be jokių visų šitų dalykų, štai taip ir sunku. Nu gerai, tai dabar nelieka, sakykime, to pergyvenimo. Tai, sakykime, koks jausmas tada lieka pas sesers atžvilgiu, nu kaip? Tikras ir nuoširdus, taip kaip yra. Tikras ir nuoširdus, taip kaip yra, taip kaip kūnas. Tu pamatysi, kaip kūnas nueis, galbūt ją apkabins, tavo kūnas jos kūną, ne? Bet pastebėk, ar tu esi iš gailesčio, aš pergyvenu, dėl to tave apkabinsiu. Ar tiesiog kūnas nuoširdžiai priglausė? Leis išsiverkti, leis dar kažką galbūt padaryti. Jeigu sesuo paprašys kažko, tu padarysi.
100% padarysi. Nu, 100% padarysi, bet čia šitoje vietoje tau svarbesnis yra tavo pergyvenimas ir tavo gerumas. Labiau už sesę. Aš suprantu, kad ne faina pamatyti tai. Ir tai nereiškia, kad tu nejautri, ir tai nereiškia, kad tavyje nėra gerumo. Tavyje belekiek gerumo, belekiek dieviškumo, belekiek švelnumo, belekiek nuostabumo. Bet be viso šito aš, be pergyventojo, kūnas automatiškai eina ir padaro, ką jam reikia padaryti. Kai kūnas nori valgyti, jis eina ir pavalgo, kai jis nori nusiprausti, jis eina nusiprausia, kai jis nori padėti, jis eina ir padeda. Tai gerai, dabar jeigu ateina tas negeras toks jausmas, Atkreip dėmesį iškart į kūną, taip. Pabūk su tuo jausmu, kas vyksta. Tiesiog skirk dėmesį kūnui dabar. Nedėk jokių etikėčių, gi užsipainiai, pati matai, kad painiojas. Neigi tas analizės. Kai bus, aš tas, aš anas. O kūnas tau simptomų rodo tą tavo blogumą ne dėl to, kad tu... Bet tiesiog jis tau rodo atkreip dėmesį, bet tu negirdi, tu vis tiek ten kažkur užsipainioji, dėl to kūnas ir aktyvina simptomą, didina jį. Nu, kad pagaliau atsigręžtum. Nežinai, dar ir dėl tėvo pergyvenu, nes... Pergyvenu, nu tai va, tu gali pastebėti, nes aš tau atsimeni, sakiau, nu tau reikia pradėti pagaliau skirti dėmesį savo, nueit mintimis nuo tėčio, nuo sesų, nuo visko. Kai tau ateis, tau savaime paskambins, pasakys, Onutė, ar galėtum ten man atnešti, ten produktų nupirkti, dar kažką, gal nuvažiuoti į ten polikliniką, dar kažką, tai ir padarysi. Tu sėdi dabar, grinam tam ego ir leidi jam plėstis. O kūnas tau sako, stop. Duok meilės man, aš čia esu. Negi aš be visų tų rolių niekas? Melas, kuriuo tiki. Tu nuostabėsi. Kiekviename žmoguje yra tas gerumas, jie yra užprogramuotas, tau nereikia sukurti gerumo. Nė vienam žmogui nereikia jo sukurti, nes jame tai yra, kiekviename yra. Tau nereikia užsidėti kažkokios netikros rolės, suvaidinti tai. Tu jau esi nuostabi, jau esi tavyje, yra visas dieviškumas, gerumas, nuostabumas jau dabar šią akimirką. Ir pasitikėk, kai reikės, okei, kai reikės, kai manęs paprašys, kai man paskambins, kūnas žinos, ką daryti. Bet taip ir sakyk, aš tavim pasitikiu. Aš žinau, kad tu nuostabus, aš žinau, kad tavyje yra, kad manyje yra belenkiek to gerumo. Bet kam vaidint? Pergyvenu dar kažką, čia yra iliuzija, čia yra melas. Bet aš žinai dar ko bijau. Tos situacijos, kai vat paskambina ir pasako, kad ten, sakykime, nežinau, numirė, arba, suprantate, man protas, va tai va, nu... Dar niekas, žiūrėk, va tu sėdi nuostabiam šiltam, vėl tu įsibėgėjo, vėl jinai nuvarė. Aš dar, žinai, ko bijau, tu kalbi vėl apie iliuzijas, tu net neįvyko, bet aš jau mintyse sukūriau baimę apie tai. Tu net nežinai, gal tau paskambins, pasakys, mirė, o tu iš vis ramiai sureaguosi. Tu net nežinai kaip, o tu paimi ir kuri dabar lygioj vietoj pasakas. Nes aš labai įsigandau, kai mama mirė, nu aš tai visai ramiai sureagavau, nes Nu va, stop. O panašu, bet sesuo paskambino, kai pradėjo staugt, kad mirė, aš išsigandau ne dėl to, kad mirė,
Bet aš įsigandau, kaip jinai ten, supranti, jos reakcijos aš įsigandau. Taip, To aš realiai tai visiškai normaliai dėl sureagavau, tai bet aš vat, tu bijai. įsigandau reakcijų. Gerai, to reakcijoje kas buvo? Gal kaltinimas koks nors į tavo pusę? Ne, nebuvo, bet toks kažkoks, nežinau, galvoju, kas čia įdarusi, ko jinai čia taip reaguoja, supranti. Nu, nežinau, ir man po to toks užsidėjo baimė. Baimė ko? Kažkas buvo pasakyta. Aš pati tai sureagavau normaliai tikrai, Taip. bet jinai sureagavo, kaip aš nesitikėjau, kad jinai sureaguos. Jinai su tokiu kažkokiu siaubu sureagavo ir aš įsigandau už to. Nu, Nežinau. tu patikėjai tiesiog jos, pasiemi, supranti, protas įrašė, kad aha, galima ir panikuoti šitoje vietoje, bet aš dėl to ir sakau, kodėl tavo kūnas taip jaučiasi, kaip tu vat sakei, todėl, kad jisai sako, aš čia, aš tavim pasirūpinsiu, aš savim pasirūpinsiu visada, kai ateis kažkoks momentas, jis žinos, tu žinosi, kaip elgtis. Sesės katastrofa yra jos katastrofa. Tiesiog tuo momentu patikėjai ir viskas. Ir aš tau sakau, tu dabar vat išsigandai labiau tos reakcijos, kad čia yra, bet tavo kūnas, aš ir sakau, tavo kūnas visada žino tiesą. Aš tai dar buvau blemba ten tos laidotuvės įsivaizduoju. Mane labiausiai, kas vargina, tai ten visų aplinkinių užuojautos. Kai visi atvaro ir ten, žinai, apsikabinėja, nu blemba, nu man, nu tu patikėk, kiek atėmė energijos iš manęs. Man visai nereikėjo jų tų užuojautų, supranti? Nes ten kaip tik buvo tokia situacija, ten mano mama kai kankinosi metų metus ir aš dėkoju Dievui, kad jinai numirė. Ir supranti, ateina man ir sako užuojautą. Man užuojautą, man reikėjo. Žiūrėk, tavo kūnas ramiai reagavo, viskas, matai, ir tai yra nuostabu, tai yra gerai, tai nėra tavyje, kad tai yra nemeilė kažkokia. Jis sureagavo natūraliai, viskas. Kad užatėjo žmonės užuoti, nu taip yra išmokyti ir nieko tu negali padaryti. Pasijuntai sunkiai, nes nuteisiai to žmonės tuo momentu. Buvo teisimas. Kaip tai aš lyg ir ramiai čia reaguoju, o jie man užuojauta. Jie skiedžia, o aš tvirta, supranti. Bet tiesiog, nu, matai, kaip viskas fainiai išsinarplioja. Tiesiog, nu taip išmokyti ir, nu, laisvė jiem taip elgti, supranti? Bet tau, ką reikia daryti ir toliau pasitikėti savo kūnu. Ok, tu taip reaguoji, yes. Visi į batą myža, šūdą, visi vaidina, o mano kūnas tiesą sako. Tai nustok tikėti iliuzijom, kad kai reaguoja tavo kūnas natūraliai, ramiai, kad nelėkia čia gelbėt, tik tai tu lėki protų gelbėt, mintimis, sesė, bet ne kūnu, kūnas tai tavo čia, dėl to jis ir rodo tokius tau simptomus. Alio, sako, aš taigi čia. Viskas susitvarkys ir be tavo pergyvenimų, be tavo įsikišimų. Kai bus paprašyta, eis ir padarys tavo kūnas. Viskas. Tu nuostabi, tu savo tiesoje, tu savo gerume, tu savo švelnume. Bet tiesiog yra idėja, jeigu aš kažkaip ar neverksiu per laidotuvės, ar kažkaip nedėjuosiu, supranti, kiti galvos, kad aš bejausmė ir tada tu užsidedi melo kaukę ir bandai tai ašarą išspausti, tai dar kažkaip suvaidinti, bet taip yra. Žinai, stovėti tokia leid. Taip. Aš pavargau nuo to tokio, kai sėdi visi į tave žiūri, žinai, kaip tu čia verkėtų ar neverkėtų. Tai bažnyčia irgi visi nueina apšnekėti, kokiais rūbais atėjo susirinkę, ten kaip atrodo ir vienu žodžiu. Ne, nu gal ten buvo kita situacija, nežinai, mama jau ten, nu,
daug metų ir nepažinojo ir, nu, žinai, Tai kitaip. nepritempinėk iš šitą momentą, kol dar visi gyvi, ten kažkokių situacijų, viskas. Čia turi pačiai va sėdi žvengi, juokinga, nu taip ir yra. Nukerti, nėra, neegzistuoja, nežinau. Nežinau, kaip bus, bet tai ir yra tavo nuoširdumas, nežinai. Ką gali padaryti, kai ateina kažkoks blogumas, nefainumas, eini į savo kūną. Viskas. Mhm. Čia Nu, basta. aišku. Tai tu ir sakau, dar kartą pakartosiu, įsikalk savo, tegul tau protas dabar ir rašo didelėm raidėm. Aš nuostabi, gera, nuoširdi ir jautri net tada, kai aš nenoriu kažkam pagelbėti arba apsimesti. Arba kad aš nepergyvenu. Aš lygiai tokia pati nuostabi, gera, faina. Nu, taip, suprantu, nes atrodė man jau, kai tu pergyveni, tai tu taip jau ten, atrodo, kaip pusė bėdos pasiėmė, žinai, iš kito žmogaus ir jau čia jam padėti, žinai, pergyveni. Nu, taip. Tai va. Nieko, Taip, jokių kojų iš kitų neperėjimini, savo koją susirenki. Viskas. aišku. Nu, įdomiai čia gavosi. O kaip tikėjaisi. Kaip tikėjusi kažkaip kitaip. Aha. Bet palengvėjo va, dabar va čia. Taip, žinai. Nu taip, kaip melas nukrenta, neįsivaizduoja kaip lengva ir gera. Aš suprantu, kad įpainioja tas protas ir kartais tikrai pačiam sunku atpainiot, kur kas čia, nes tai atrodo taip tikra, taip patiki tom visom rolėm. Ir iš tos išorės, žinai, kaip pat visi elgesi, kaip daro, žinai, koks modelis yra susiformavęs. Jeigu aš jau netitinku kažkieno sistemą, formulę arba idėją, viskas tada kas aš. Niekas. Bet turėsi tą tiesą. Turėsi tas dieviškumas, turėsi tą meilę besąlyginę. Kūnas visada myli besąlygiškai. Nėra idėjos, aš kūnas eina ir daro, kai reikės jisais padarys, padės. Reiks donorų pabus, reiks to pabus. Viskas. Tai viskas, ką gali padaryti, visa kita net tavęs čia vapšiai nieks nepriklaus. Ir ne tavo reikalas. Leisk savo nepadėti, leisk savo neapsimetinėti, leisk savo nepergyventi. Nuo to tavo šviesumas, gerumas, nuostabumas nei kiek nemažės, netgi padidėja. O aš galvojau, kad jei aš pergyvenu, tai aš neapsimetinėjau. Nu. Galvojau, neapsimetinėjau. Bet kodėl aš Hrinovai jaučiuosi, ko aš čia man yra, blemba. Kūnas sako, ei, tu gana meluot, gana šūda man. Tai va. Dabar kitas